Labas rytas visiems bičiuliai. Vėl ant vandenuką, vėl bandom kažko pagauti. Šiandien tikslas bus toks miksuots. Bandys ir ešerioką, bandys ir kažkokias lydekėlas. Lydekėlai tikrai negaudė su didelis masalas. Prieš porą dienų čia per tą šalną su bičiuliais buvom išplaukę žvejybos reikmens LT pasibandyti, tai jau ant krantą atvažiavom, akytėm pavartėm ir sakom, į bitutę tiesiog apsisokai ir važiavai namo. Pilna šaln didžiausi iš po tą tokią tikrai neblogą orą ir giedar vėja labai mažai, žodžių buvo tragedija nežvejyb, bet buvo tikslas tada mums gaudyti su didelis masalas, faktas. Jei būtumėm ten su guminukais 12,5, ten 10 cm, būtumėm tikrai pasigavę ir viskas tvarkoj. Bet žinot, kai yra tikslai, reikia jų dažnu atveju prisilaikyti. Tai šiandien argi tikslai bus tokie... skirininkas neblogs. Tikslai bus tokie paprasti, nes suvokiu, kad būtų šalnų kitą dieną buvo plus 10. Ne, dar nebuvo, atsiprašau, dar nebuvo kitą dieną, šiandien, jo, plus 10 maždaug yra temperatūra, vakar dar nebuvo. Tai žodžiu, tragedija, orų kaitva, tai kažką tikėtis stebuklą ir negalim. Vis tiek yra ir sleiks, labai stipriai suvaikščiom, kaip sako. Neįrodom dalykai tokie kaip pelnats, bet faktas, čia ne tai, kad pelnats, čia sutapims vėl su skirtingų oro sąlygų tam tikrų momentų. Tas ir atneštų tokį didžiulį, sakykime, šoko žuvim, galbūt sąlygioną, ir tą pasiekoju, tą kybimą tokia nėra. Tai va, žodžiu, šiandien argi niekas stebuklo, ultralights, crazy fishuks yra įdėts ir duo tetraworks, bet greičiausiai šiandien iš viso jam labai sunku bus, žais pagal sąlygas. Dar crazy fishuks yra iki 12 gramų, susirinksiu, pasižiūrėti. Ritelą vien pasibaigs yra, tai dėsiu biškiam tokios galingesnės, bet ką gražiau atrodytų ant čimankės savo, tokios jau prabangios, sakykime, eksencijas, tai šito komplektuko lydekėlai. Galbūt, kadangi vėjas didelis bus, tai greičiausiai šį ir naudosiu truputėlį, bandysiu panaudoti ešeriui, kad, sakykime, išdirbti dar kažkiek masalo. Žiūrėsiu pagal kibimo. Tai va, bičiulė, plaukiam, žiūriam, treniruojamės, tikrai nesitikiu jokių stebuklų, būtų naivu tai daryti, jeigu įpals keli žuveliokai bus super, jeigu kažkas gražesnė įpals bus nereal, va tiesiogiai tą žodžią prasim. Nes dienos trumpas, orai šiaip savo yra, o sakykime, žuvis įnoriai yra visada tokie ne pats lengviausi, suprantam, kaip ir moteris, kaip sakyti. Tai mum vyriukam, čia turiu omeny, ne visas suprantam. Tai žodžiu, lekiam, žiūriam ir bandom pagauti kažko gražesnį. Tanklaniajame užsižaidžia. Gerai.
Jau kadryje jisai ten laukia, kol nugurgės. Netoks didelis kaip prieš tai, bet jau dabar padarykime tvarkingai. Hupt. Hupt. Ir levesiuks. Taip, op. Atiduok grožio. Hupt. 5 gramą. Ketvirtuks. Mažesnis dėjau, va, net kibimą dar iki šiol neturėjo. Dėkim į viešbutuką. Tegu linksminas. Pataisykim, bet jau kibimo atsargums, tai neduok tu Dieve. Dar viens. Visai pusėlė. Opa. Kokią nuotraukytę padarykim. Su tuo mūsų grožiu. Gerai. O vėl poliarės. Ir vėl viskas po senoviai. Gerai. Leidžiam į viešbutuką. Ten kvošt taip, kad bitute. Nes kitaip mano grožį pabėg. Crazy Fishiuko lanksta kaip priklauso. Bet taip ir turi būt. Op. Gražus ešeriukai. Pasišiaušė išskas. Crazy Fishiukai. Taip. Į viešbutuko kolektyvą. Kaip sakyti, apgyvendinėm Suždyką. Tik pas man tokios geros darbo sąlygos. Labai sunkiai. Nu pat pradžių vėjas, nežinau, jau kiek vietų apiplaukio. Čia jau, kaip sakyti, paskutinės pražangos. Visiškai tik netikslinė vieta, bet rūpužė
Ar jiem čia tas aktyvumas dabar čia sukyla, ir neaišku. Bet prasidėjo judės. O tai džiugion. Per vis buvo svietas prasilėkien, pagavo vieną ešerį ir dar porą kibimukų turėjo. Ešeris ar panašus, toks kaip ir šičia, apie 300 gramų, bet daugiau nieko. O čia jau 3 ištraukio, tai jau super. Ir tak nuojaut, kad labai mažam taške stov keli, bureliuks jų. Ir kaip matau, dar kol kas niekur nebėga. Gal ir nebėgs. Biški masaliuko pakeitėm. Va, į tokį žuveliuko, crazy fishą. Ir biški vėl veiksmiuką atsirado. Spalvo kaip ir locha tokio rado, kas dirba. Vėl teka crazy fish'o keist. Kita spalvytė, nedidelis, bet kaip sakyt, irgi duon žvejybinė, tokioj sunkioj dienoj. Opa, va. Čia šitą spalvytę irgi viena iš mano mėgstamesnių. Tai žodžiu, grožiai į